Šiandien aš jums papasakosiu apie pietus viename iš Vilniaus restoranų. Manau, daugeliui maitinimo įstaiga, kurioje maistą reikia pačiam susidėti ant padėklo, asocijuojasi su valgykla. Bet jei tokia maitinimo įstaiga save vadina restoranu, tebūnie taip. Kam smalsu, galite susipažinti su restorano dienos pietus meniu, o vėliau restorane patys įsipilti dienos sriubos. Ryžių pomidorų sriubai iki aukšto įvertinimo trūko bent vieno joje plaukiojusio mėsos gabaliuko. Žinokit, nebepamenu, kada taip pigiai restorane mokėjau už šaltibarščius. Už juokingus 3,20 € gavau tirštų su lengva rūgštele šaltibarščius. O žemaičių blynai priminė geros šaldytos produkcijos reklamą. Gal klystų, bet į gamintus vietoje tikrai nebuvo panašus. Na ir kiaulienos troškinukas – gera valgyklinė versija, kuri nieko bendro su restoranu neturi. Ir pabaigai klausimas jums, gerbiami žiūrovai, nuo kada valgyklos save pradėjo vadinti restoranais?